Peacemaker! Yes! You're that racist superhero! Iš pirmo žvilgsnio Peacemaker atrodo kaip kvaila superherojų komedija. Tačiau po absurdišku humoru slypi viena giliausių ir emocingiausių veikėjų kelionių visame DC pasaulyje. Tai tiesioginis The Suicide Squad tęsinys. To this handsome hunka. Ne šio, o štai šito. Peacemaker. What a joke. Prisimenat tą sceną, kai taikdariui peršaunamas kaklas? Na, po filmo pabaigos titrų parodoma, kad jis visgi išgyvena. Iš pradžių buvau skeptiškas. Sunku įsivaizduoti, kaip toks personažas, kaip Peacemaker, gali ištempti pagrindinio vaidmens rolę seriale. Juk John Cena tai yra amerikietiškų imtynių žvaigždė. Ar jis turės pakankamai charizmos rimtesniam vaidmeniui? It's not a toilet seat, it's a beacon of freedom. Tačiau visas projektas pasirodė esantis daug rimtesnis nei tikėjausi. We're gonna stand the fuck up. But we need our boy with us. We need you. Tai pirmasis DC serialas, kurio kūrybinė kontrolė visiškai priklausė Jamesui Gunnui. Jis čia pasitelkia savo būdingą stilių, derina humorą, kraują, muziką ir emocinę traumą, kad parodytų, kaip žmogus, užaugęs smurto ir neapykantos aplinkoje, bando išsigelbėti nuo savo praeities. Tai ne tik istorija apie superherojų su kvailai atrodančiu šalmu, tai pasakojimas apie žmogų, kuris visą gyvenimą nešasi kaltę, gėdą ir desperatišką troškimą būti mylimam. Christopheris Smithas užaugo po savo tėvo Augusto Smitho sparnu. Augustas buvo atviras neonacis ir superpiktadarys praeityje. Savo du sūnus ruošė tapti negailestingais žudikais. Vieną dieną jis privertė brolius Chrisą ir Keithą kovoti tarpusavyje. Tuomet, vos 8, Chrisas netyčia nužudo savo brolį. Tėvas taip ir niekada jam neatleido, o Chrisas tą akimirką išgyvena iš naujo vėl ir vėl. Nesugeba su tuo susitaikyti, net ir sulaukęs 40. Bandydamas nuslopinti kaltę, jis nusprendžia savo gyvenimą paskirti aukštesniam tikslui – kovai už taiką. Įsitikinęs, kad taiką galima pasiekti bet kokią kainą, net jei tam reikia žudyti. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women and children I need to kill to get it. Chrisas tampa taikdariu, žmogumi, ieškančio išganimo per smurtą. Po Suicide Squad įvykių Chrisas stebuklingai išgyvena ir dar neatsigavęs po traumų yra įtraukiamas į naują slaptą vyriausybinę komandą. Jam pažadama nauja pradžia, bet niekas iki galo nepaaiškina, kokia užduotis jo laukia. Tik vėliau paaiškėja, kad jų tikslas sustabdyti paslaptingus ateivius, vadinamus drugeliais, kurie užvaldo žmonių kūnus. Tai ne tik pavojinga misija, bet ir moralinis išbandymas. Ar taikdarys išmoks atskirti pareigą nuo aklo paklusnumo? Po pasipūtusių taikdario paviršiumi slypi gili gėda ir vidinis konfliktas. Jo patriotiška tarnyba – tai iškreiptas būdas įtikti tėvui, kurio rasistinę prigimtį jis desperatiškai bando paneigti. Even though I know he's a racist. Shouldn't you kill him then? No! I'm not gonna kill my dad. Tačiau Chrisas nėra neonacis. Jis nuoširdžiai stengiasi būti geresnis nei tėvas, nors vis dar bando užsitarnauti jo pripažinimą. Ir būtent čia slypi didžiausia šios istorijos tragedija. Visos jo pastangos bevaisės. Augustas vis tiek jo nekenčia. Never had any feelings for you, not like your brother. Him I fucking loved, but you were just a blob of flesh I felt nothing for. Peacemaker – tai ne tik superherojaus istorija, bet ir 8-mečio berniuko desperatiškas troškimas sulaukti tėvo meilės ir atleidimo. Jamesas Gunnas šiuo serialu sugrįžta prie savo mėgstamos temos – traumų ir žmogiško trapumo. Jis dažnai kuria veikėjus, kurie išoriškai atrodo stiprus ir charizmatiški, bet viduje sugniuždyti. Ta patį matome ir jo Guardians of the Galaxy filmuose. Rocketas iš pirmo žvilgsnio ciniškas ir piktas meškėnas. Iš tiesų yra laboratorinių eksperimentų auka, gyvas ginklas,
kuris slepia skausmą po sarkazmo kaukę. Oh, boo-hoo! My wife and child are dead! Yondu – griežtas ir atšiaurus kapitonas. Visą gyvenimą slėpė meilę po šiurkščių fasadų. Nors jis apsimetė, kad Kvilas jam nerūpi, iš tiesų mylėjo jį kaip sūnų, tik niekada nemokėjo to parodyti. Panašų modelį matome ir kitose veikėjose. Draksą, praradusi šeimą, ir Quillą, slepiantį skausmą už humoro. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Visi jie turi bendrą bruožą. Po juokais, pykčiu ar arogancija slypi troškimas būti mylimam. Peacemaker atveju Jamesas Gunnas parodo, kaip trauma sustabdo žmogaus emocinį augimą. Nors Chrisas suaugęs vyras, viduje jis vis dar tas pats 8-metis berniukas, įstrigęs tėvo šešėlyje. Jis niekada iki galo nesuprato, ką reiškia kaltė ir atleidimas, todėl ir toliau gyvena bandydamas įrodyti savo vertę. Tik pažiūrėkit į taikdario kostiumą. Did this dipshit really show up in full cosplay mode? Tai nesuaugusio herojaus apranga, o vaikystės fantazijos tęsinys. People see this uniform and strikes fear in their hearts. Bandymas įrodyti savo vertę per išorinį didvyriškumą. Tėvas išmokė Chrisą, kad smurtas tai galia, todėl jis ilgą laiką tikėjo, kad žudydamas blogiukus daro pasaulį geresnį. Tačiau jo viduje visada kirba abejonė, ar tai iš tiesų teisingas kelias. Kai pagaliau ateina akimirka stoti prieš tėvą akis į akį, Dad? tai tampa ne tik fizinė, bet ir vidinė kova, susidūrimu su savo praeitimi. Norėdamas išsilaisvinti, Chrisas turi pripažinti, kad tėvas jo niekada nemylės. Well, go ahead and do it, you fucking pussy. I knew you couldn't do it, you faggot. Because I control you. Tai kulminacija, kur susitinka dvi jo pusės. Berniukas, kuris vis dar trokšta meilės, ir vyras, kuris pagaliau supranta, kad turi paleisti praeitį. Vienas svarbiausių Jameso Gunno sumanymų – parodyti, kaip draugystė gali tapti terapija senai traumai. The Suicide Squad filme matėme Chrisą kaip cinišką žudiką, nors ir su menka užuomina, kad jame glūdi gėris. Serialas šią idėją išplečia. Jis gauna draugų komandą, kuri po truputį pradeda jį keisti. Vigilante – linksmas, visada optimistiškas, psichinis žudikas. Jis tiki, kad su taikdariu juos sieja ta pati taikos ideologija. Įsivaizduoja, kad iš karto tapo Chriso geriausiu draugu. I'm your best friend. No, you're not. Adrianas – tikras chaoso užtaisas, todėl su juo niekada nežinai, kas nutiks toliau. Adebayo – iš pirmo žvilgsnio body positive lesbian, bet ji – moralinis kompasas, padedanti taikdariui suvokti tėvo įtaką. Your dad is not a good man. Not to the world and especially not to you. Ji netobula, labai žmogiška ir lengvai mėgstama veikėja, nuolat blaškoma tarp teisingumo ir lojalumo. Harcourt – šiurkšti, rimta ir kieta agentė, Chriso simpatija. Ji eina į barus tikėdamasi, kad kas nors ją užkabins, jo galėtų išsilieti muštynėse. Tačiau po jos griežtų fasadų slepiasi pažeidžiamumas. Ji nėra tiesiog generic strong woman. Ekonomos – tylus, sarkastiškas IT specialistas, iš pradžių laikomos silpniausių komandos narių. Po cinišku humoru slepiasi troškimas būti priimtam. Ilgainiui įrodo lojalumą ir moralinę stiprybę. Galiausiai tampa patikimu komandos ramsčiu ir tikru draugu. Igli – taikdario erelis, ištikimiausias draugas ir serialo simbolis. Do you have a pet? I do have a pet. It's a great question. I have a pet named Eagly. He's an eagle. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip komiškas augintinis, jis gali parodyti daugiau švelnumo nei žmogus. Oh my God. He's hugging me. He's hugging me. Ši keistuolių komanda tampa taikdario šeima. Su jais Chrisas pirmą kartą išmoksta pasitikėti, rūpintis kitais ir pajunta, kad gali būti daugiau nei tik žmogus su ginklu. Muzika yra neatsiejama Peacemaker dalis.
Daugelį scenų lydi kruopščiai parinkti kūriniai. Jamesas Gunnas pradėjo rinkti dainas, dar net nepradėjęs rašyti scenarijaus, žinodamas, kad muzika taps neatsiejama serialo dalimi. Garso takelyje vyrauja glam metalo ir roko baladžių skambesys, melodingi gitarų riffai ir galingi įsimenantis priedainiai. Pirmojo sezono intro daina Wigwam Do You Wanna Taste It įstringa galvoje nuo pirmų akordų ir jos tiesiog neįmanoma praleisti. Antrojo sezono Foxy Shazam Oh Lord iš pradžių gali pasirodyti mažiau užkabinančia, bet patikėkit, sezono pabaigoje ją niuniuosite dar labiau. Abi šios dainos neatsiejamos nuo įspūdingų įžangų, keisto, bet hipnotizuojančio šokio, kuriame dalyvauja visi pagrindiniai veikėjai. Tai vienas iš tų atvejų, kai serialo intro tampa savotišku meno kūriniu, vizualiai išskirtiniu, absurdišku ir kartu simbolišku. Toks muzikos stilius Peacemaker pasaulyje turi ir gilesnę emocinę prasme. Vaikystėje Chrisas su broliu Keithu klausydavosi glam roko. Tai buvo jų mažas pabėgimas nuo sudėtingos realybės. Todėl scena, kai komanda furgone pradeda kartu dainuoti Hanoi Rocks kūrinį, tampa vienu stipriausių momentų visame seriale. Tai bendras išsilaisvinimo momentas. Akimirka, kai šie keistuoliai pirmą kartą pajunta tikrą ryšį vieni su kitais. Humoras Peacemaker seriale yra vienas svarbiausių Jameso Gunno kūrybinių įrankių. Jis ne tik prajuokina, bet ir padeda atskleisti veikėjų vidinį pasaulį. Your dad is a racist whack job. Oh yeah? Your dad left your mom for another dude. Juokas dažnai kyla iš absurdiškų situacijų, keistų dialogų ar net sąmoningai perlenkto vulgarumo. Fuck Aquaman. No, man. Don't say that. Why say that? He bangs chicks, good for him. He fucks dudes, got no problem with that. He starts fucking fish. That's taking it a step too far. Aquaman fucks fish? Yeah. Chrisas ir jo komandos nariai ginčiasi dėl smulkmenų, sarkastiškai komentuoja vieni kitus, o žiūrovas tuo metu pamažu pamato, kaip po šiuo paviršiniu humoru slepiasi vienišumas, gėda ir emocinis skausmas. Gunnas čia balansuoja tarp juodojo humoro ir nuoširdumo. Kai kurie juokai tarnauja emocijai. Why are you crying? I'm not crying. Fucking doing face muscle exercises. Kiti tiesiog kuria pasaulio absurdiškumą. Activate Sonic Boom! Antrajame Peacemaker sezone matome Chrisą, kuris nori pasikeisti, bet vis dar nežino kaip. Po pirmojo sezono įvykių jis bando susitvarkyti su kaltės jausmu ir iš naujo apibrėžti, kas jis toks. Tačiau vietoj tikro augimo dažnai renkasi pabėgimą. Jei pirmasis sezonas buvo tarsi diagnozė, atskleidusi jo traumas, tai antrasis parodo, kaip sunku iš tiesų gyti, kai seni įpročiai vis dar traukia atgal. Jo santykiai su Harcourt tampa sezono emociniu centru. Chrisas ją myli visa širdimi, tačiau ta meilė virsta priklausomybė. Jis bando duoti jai viską, ko pats niekada negavo. Tarp jų gimsta ryšys, bet jis kupinas įtampos, juk tai tas pats vyras, kuris nužudė jos draugą Ricką Flagą jaunesnįjį. Peacemaker. What a joke. O Harcourt dabar pati uždara, pažeista ir atstumta sistemos, kuria tikėjo. Nesulaukęs iš jos pripažinimo, Chrisas vėl bėga, šįkart į multivisatą. Taip, jūs išgirdo teisingai, Peacemaker irgi pasineria į multivisatų temą, kaip ir MCU. Jis patenka į alternatyvią visatą, kur netyčia nužudo savo kitą aš ir užima jo vietą. You okay, pal? You sleepwalking again? You look like you've seen a ghost. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip svajonės išsipildymas. Čia gyvi jo tėvas ir brolis, jis turi mylinčią šeimą. Love you too, buddy. Yra gerbiamas superherojus. Best dimension ever. O Harcourt jo mergina. Viskas atrodo tobula, be praeities skaudulių. Tačiau apakintas šių rožinių akinių, taikdarys nepastebi, kad ši visata nėra tokia tobula, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Išoriškai viskas ramu ir teisinga,
tačiau po šiuo fasadu slypi kažkas tamsaus. Idealizuodamas šį pasaulį, Krisas ignoruoja akivaizdžius įspėjimus. Tuo metu tikrieji jo draugai leidžiasi jo ieškoti. Ne tam, kad nubaustų, o kad pažadintų. We're all here, Chris, to get you to come back. Jie nori priminti, jog bėgimas nuo skausmo nesuteikia išganimo, tik dar labiau nutolina nuo žmonių, kurie iš tiesų jį myli. Finalinė antro sezono serija sukėlė daug šurmulio. Dalis žiūrovų liko nusivylę, kiti sužavėti. Vietoj triukšmingo, efektų pilno finalo, Jamesas Gunnas pasirinko emocinį kelią. Čia dominuoja veikėjų santykiai. Pagaliau parodoma ir ilgai žadėta kruizo diena, apie kurią viso sezono metu buvo užsimenama. I gotta go. Kartu plečiamas ir būsimas DC Universe pasaulis, o multivisata atskleidžiama kaip kur kas baisesnė, nei galėjo pasirodyti iš pradžių. Šioje serijoje nuskamba vieni stipriausių viso serialo dialogų. Nuoširdūs, skaudžiai atviri, leidžiantis veikėjams pagaliau ištarti tai, ką iki šiol slėpė viduje. But when you are truly who you are, Chris Smith, what happens, man? Nothing. You touch people, man. Tai jautriausi momentai, kuriuose serialas pasiekia savo emocinę viršūnę. Did it mean something? What? The boat. Of course it did. Fucking asshole, it meant everything. Galiausiai viską užbaigė fantastiškas grupės Foxy Shazam pasirodymas. Daina, kurią daugelis jau spėjo pamilti. Jai neprasukinėjo įžangos. Ji nuteikia optimistiškai. Tarsi viskas šiai draugų grupeliai baigsis gerai. Bet muzikai nutilus, netikėtas posūkis palieka žiūrovus be žado. Jamesas Gunnas jau patvirtino, kad trečiojo sezono neplanuoja. Tačiau šie veikėjai dar sugrįš kituose DC projektuose. Taigi tai ne pabaiga, o naujo etapo pradžia. Kalbant apie Peacemaker, sunku jo nepalyginti su kitais panašaus tono serialais, tokiais kaip The Boys ar Invincible. Visi jie naudoja smurtą, sarkazmą ir moralinę ironiją, kad atskleistų tamsiąją superherojų pusę. You're late, you fucking dickheads! Tačiau Peacemaker išsiskiria jautrumu. Jis labiau gilinasi į santykius ir emocinį augimą, o ne tik šokiruoja žiaurumu. Tai istorija apie žmogų, kuris išoriškai atrodo kietas ir brutalus, bet viduje trapus ir ieškantis prasmės. After Eagly, you're my BFF. Po visais juokais, keiksmais ir krauju slypi istorija apie žmogų, kuris nori būti geras, bet tiesiog nežino kaip. Tai pasakojimas apie traumos pasekmes, kaip jis sustabdo žmogų laike, priverčia gyventi praeityje, užuot žengus pirmyn. I made a vow to have peace, no matter how many people I have to kill. Tik per santykius, su draugais, su savimi, net su tais, kurie skaudino, įmanomas tikras gijimas. Abu sezonai kartu sudaro vieną pilną kelionę, nuo aklo lojalumo iki sąmoningo pasirinkimo būti geresniu. Taip, čia netrūksta juodo humoro, beprotybės ir sarkazmo, bet kartu tai viena nuoširdžiausių istorijų, kokią DC sukūrė per pastaruosius metus. Ir tai yra turbūt geriausias bandymas kurti DC Universe iki šiol. Na ir pabaigai, autoriaus komentaras. Ką jam reiškia Peacemaker? The thing I find the most touching in the episode is when she looks at him and she says, You're big and you're stupid, but I know you love me. And I don't know if I can say that about anybody else in this world. and I'm crying because it's touching and the way she performs it is touching. I'm also crying because that's my dad. And that was the way I felt about him. And that's probably Peacemaker. Goof. You know, this buffoonish, imperfect guy who's just so generous and so full of love. Tai tiek šiam kartui. Jei žiūrėdamas pajutai, kad šis video tau patiko, paspaus patinka, prenumeruok kanalą ir parašyk komentaruose, ką manai.
Gal turite kitų serialų ar filmų, kuriuos norėtumėt, kad apžvelgčiau kitame video? Tai mano pirmas bandymas kurti turinį. Todėl kiekvienas jūsų atsiliepimas man labai svarbus. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.